pačio Ramsfeldo paveikslas, kurį parodo Morisas, nelabai daug ko nustebinus. Ir tai buvo žydomas kaip vanagas, kaip tvirtos rankos ir Amerikos, kaip pasaulio tvarkos garanto šalininkas, bet kartu iš tikrųjų susilaukęs didelės kontroversijos Jungtinių Amerikos valstijų vidaus politikoje ir ne tik demokratų gretose. Viena jo pavardės drebėdavo demokratams rankos, bet ir respublikonų stovykloje. O kontroversijos buvo turbūt kelios, tos, kurios daugiausiai yra aptariamos dokumentinėme filme, tai kur masinio naikinimo ginklą, tai priežastis, dėl kurios Jungtinės Amerikos valstijos surengė su sąjungininkais invaziją į Iraką ir kokia tenka Ramsfeldo atsakomybė už elgesį su Guantanamo kaliniais, kaip jis juos vadina, teroristais. Tai didelis žaidimas. Jūs pastebėsite, filme yra vienas subtilus klausimas, o kodėl jūs sutikote filmuotis? Ir atsakymas aš pats nežinau. Bet tokio lygio žaidėjai žino viską, jie nors ir moka pateikti tokias pseudofilosofinės problemas, aš žinau, kad žinau, nežinau, ko nežinau ir taip toliau. Šiaip būdingas 21 amžiaus pradžioje klausimynas, beje artimas respublikonams, bet vis dėlto tai žaidimas. Ramsfeldas ir toliau žaidžia. Tam tikrą prasme matyti jo sutikimas filmuotis buvo paremtas būtent tą kontroversiją, kuri jį lydėjo tiek būnant paskutiniaisiais metais gynybos sekretoriaus poste, tiek po to.